Aišku, bus aš žiūriu pasirašęs, montuotų čia reguliuotą turiu plakatą už to festivalio arba ant tokių lapų. Po to įsirėminsim. Ačiū. O čia tiesa, kad Spotify seniausi ir geriausia vos nerepo. Ar čia tiesa, kad jis Spotify seniausia ir geriausia repo grupė? Paklauskime Mirono. Tiesa? Kad seniausia ir ilgiausia gyvenau, čia yra faktas, o kad geriausia asmeninė nuomonė, bet man yra... Palauk, po šitą tai GNG sindikatą atmetam? Karūną, žinai, irgi man tai atėm. Kaip? O tai GNG sindikatą Neatmetam, bet internetas rašo, kad jūs ilgiausiai gyvuojate. Ne, internetas klysta. Aišku, mes truputį jaunesni negu, žinai, tenai. Ir pagal metus, ir tai yra tikrai ilgiau veikiančių Lietuvoje dar egzistuojančių grupų. Ir aišku, daug senesnių grupų negu mes, kurių negroja jau visai. Pavyzdžiui, ten kokia, įsivaizduok, repo grupė, ten kokia Uzi iš Klaipėdos, ne? Patys iš Klaipėdos esam. Nu, tai žinot, Uzi, ne? Žinom, ir Magrielo visi žinom. Aš su MC vienu iš Uzi Geniu dabar gyvenu kartu. Žodžiu, tai yra senos, o senos egzistuojančios grupės, tai GNG sindikatas. Kelintais metais pirmą albumą išleido GNG sindikatas? 99 metai. Tavo sielos vagis. Žinai, aš įkūriau savo pirmą grupę Ganžą Krūtą, čia dar tik tai po 2 metų man padarė įtaką šitas pirmas albumas. O jie dar groja, ypatingas grojančius kiekvieną savaitę. Bet vat buvo didžiausias šokas, kai pasakė vienas iš vakarykščios grupės narių ir dar su jam irgi kalbėjau, kad pirmą kartą Despotai lips ant scenos Dinamite. Ar čia tiesa? Tai yra tiesa. Kad anksčiau niekad niekas nebuvo mūsų balnas užbukinė Dinamite, jo. Keista, Aš tai žinau, nepadėjau. Ir... Nu, būna, žinai, visokių renginių, visokių. Ir mes kaip despotintai, žinai, mūsų kartais ne taip lengva užbukinė dėl to, kad ten mes labai brangi grupė būtume. Visi išvykę? Jo, mes išvykę, tada reikia mums papildomai pirkti lėktuvų bilietus ar ten autobusų pirkti nėra. Ir tai, žinai, papildomai dar pasakė, ne visi gali, žinai, geriau daugiau aktų jaunimo paima, žinai. Bet va ir užbukinu. Ir atskridau. Dabar, kai duosim šau šiandien, Spotify sugrįžimas. Šmėkla Afrikoje pusį metų buvo. Afrikoje, įsivaizduojat? Treniravosi, Raimus rašė, saugojo NATO bazę kažkokias bišį kareivis. Ir dabar sugrįžo. Parepetavo. Vaiperis irgi gyvas, viskas gerai, eik. Duosim šiandien. Ateikit paklausyti. Būtinai, dėl to ir esam. Kelintą valandą nežinau, bet atvarykit. Būsim visą dieną į vakarą, po šiandien būsim. Teisingai. Kaip vakar patiko? Kaip Šmėkla pasakė... Oi, Šmėkla tai žinai buvo piktas į galą. Kaip Šmėkla pasakė, nieko gero. Bet pasakė, kol jūs gyvas, kol repas gyvas. Kuris kol gyvas? Kol jūs gyvas. Kol mes gyvi, kol repas gyvas. Mironai, ką tu apie tai galvoji? Tinklaraštė, greit pakeičia. Apar gatvės lygos nieko nėra, realiai išlikė. Ne, gatvės Tai yra banginio. LRT, kuris irgi nebetransliuoja per internetą, nelijo, YouTube'as. Vienintelis transliuojantis iki šiol nenutrūkstamai kanalas yra gatvės lyga. Čia tu teisus. Kas dirba radijoje, jiems atrodo, kad niekas jų net tiek neklauso, ar tai reikalinga. Čia yra žemai galva lenkiamas dalykas. Ne, tai žinai, lenkimas yra lenkimas, o žmonės konstantly kiekvieną savaitę metą iš metų tai daro, kur paskui jam būna, žinai, jie prieina tokią ribą, kai jie, kaip sako Mironas, jiems, žinai, ten komercinės sėkmė mažai, žinai, to atsitikime reikalo. Ir jie galvoja, blemba, net niekas neklauso, žinai, praranda tą ryšį. Nu jo, čia faktas, laik būna tas pakėlimas, nusileidimas, bet čia yra didžiausia pagarba, kad jūs nestojat niekada daryti. Ačiū jums labai, kad leidžiate viską. Ir čia toks asmeninis klausimas jums. Soft Secrets. Taip. Ir... Visai čia kažkokios, visai žolę pardavinėja. Žuvis. Tai naujas jūsų, kaip čia, alter ego? Tas labai skambus tie žodžiai, alter ego. Aš jį menkai pažįstu, bet ką galiu apie jį pasakyti, apie Soft Secrets. Vakar klausiau. Jisai žolę, žolės pardavėjas. Ir jis tą kultūrą nori nešti kanapių į Lietuvą. Ir jis apie tai, visa jo tema tai yra apie kanapių visą kultūrą Lietuvoje. Ir jisai skleidžia ją tokiais metodais. Bet skleidžia jau ne repo, labiau jau su trepo priešo. Jo, jisai toks labiau treperis. Labai ačiū jums, tikiuosi, nes turime ir dar nuotraukus, jeigu pagalime. Ei, pasidarom.